Įdomu, ką šiandien daryti. Beveik kiekvieną dieną aš taip sakau, ką šiandien daryti. Nereiktų sakyti, aš turiu ką daryti. Tik reikia Čarlį pakviesti. Tas telefonas. Alio? Labą dieną. Ar čia Vilnius? Jo, čia aš. Ar čia jūs, ponia Herkai? Jo. Prisimenu, tau daviau 2 dienas turėti 100 eurų. Taip. Tai turi man duoti 100 eurų. Tu turi 2 valandas gauti pinigus, jei pamiršai. Turbūt jis gaus pinigus. O ne, kaip aš galėjau pamiršti? Fuck, ne. Gerai, turiu kažkaip gauti 100 eurų. Turiu 2 valandas. Einu paklausti kitų namuose. Jau paskutinis išvalyti. Gerai, išvalau. Šefai, titai. Ko nori, Vilniau? Tu žinai, aš tau negaliu duoti maisto. Na, šefai, titai, tu turi 100 eurų, nes man reikia užmokėti už namą, arba atims namą. Atims šitą namą? Na, čia ne mano namas. Tai turi 100 eurų. Ne, aš neturiu 100 eurų. Tas makarono tėtis man duoda 20 eurų per mėnesį. Ne, aš neturiu. Gerai, pasakyk, jei turėsi. Tu turi 2 valandas. Čia ne mano namai, aš galiu įsikraustyti. Tik aš dabar benamis, man reikia atsigauti pinigų. Ne, tai aš neturiu. Gerai. Šefas Titas neturi pinigų. Bet jis sako, kad jo tėtis jam duoda 20 eurų. Eko, ar turi pinigų? Vilniau, ar tavo mama sugrįžo po 5 metų? Įdomu, kodėl tu mane vadini Eko? Mano vardas yra Maka. Atsiprašau, kad visada tave vadinu Eko. Nieko tokio, tai ko tau reikia? Gali man duoti 100 eurų už namą. 100 eurų yra ne tiek daug pinigų už šitą namą. Bet ne, aš neturiu, aš tik turiu 50 eurų. Įdomu, kaip šefui Titai užmokėsiu. Aš einu į savo kambarį, nestovėsiu čia. Well, fuck. Einu kažko kito paklausti gal. Ko man dar paklausti? Laizai, taigi čia. Vilniau, galimas paimti sofą, mes norim kažką šiandien daryti, bet nieko nėra veikti. Jo, nieko nėra veikti. Jop. Makaronai ir tavo draugai. Makaronai, o tu turi 100 eurų? 100 eurų? Ne, bet kam tau reikia? Long story short, reikia 100 eurų šitą namą mokėti, nes nemokėjau 2 mokėjimus. Guys, jūs turit gal pinigų? Ne, aš broke as a joke. Jo, ir aš išleidau visus ant loterijos. Aurina, aš irgi. Gerai, einam eiti į loteriją. Bet aš broke as a joke. Aš pavoksiu savo mamos pinigus. Ir aš. Palauk, guys. Atsiprašau, Vilniau, bet aš neturiu 100 eurų. Palauk, paklausk kitų žmonių, kurie čia gyvena. Kur idėjai. Guys, palaukite. Jo, aš už 2 dienų tuos žmonės įleidau namus. Svajūną ir Richardą. Paklausiu jų. Aš nekenčiu futbolo. Visi pralaimi ant mano komandos, o kai įsirinku kitą komandą, jie irgi pralaimi. Dabar Messi mylėsiu. Jis nei lietuvis ar anglas. Messis. Gal ant Ronaldo eitų. Labas, didžiadži, ką tu darai? Vilniau, kiekvieną futbolistų komandą aš pasirinku, jie visi pralaimi. Turbūt man Messis ar Ronaldo nepralaimės. Tu, didžiadži, turi 100 eurų už namą. Už namą? Už tokį mažą... už tokį didelį namą tu turi mokėti? Jo, tai makes sense. Čia yra 10 kambarių. Ir sofa su šitą miedmaišių, kur aš myliu. Ne, bet aš neturiu 1 penio. Aš visus pinigus išleidau ant loterijos. Žiūrėk, Džidžidžia irgi ant loterijos išleido pinigus. Eina pas Džidžidžia. Džidžidžia, mes irgi išleidome ant loterijos pinigus. Jo. Gerai, einam dar pinigų.
tik einu savo mamos pinigų. Ta senelė turbūt turi daug pinigų. Ne, visi išleido pinigus ant loterijos. Turėčiau ir aš. Bet aš neturiu pinigų. Aš tik turiu, kiek aš turiu? 16 eurų. Ir 25 centus. Einu paklausti svajono Richardo. Man reikėtų nusipirkti lotion ant savo kūno. Jau būtų kieta. Pla, ar čia makarono žaislai? Makaronai, čia ne tavo kambarys. Pasimk savo žaislą. Na, miegu su šviesom. Man reikėtų lotion nusipirkti. O, svajonai, aš norėjau paklausti, ar turi 100 eurų, nes man reikia užmokėti už šitą namą. Ne, aš neturiu, palik mane su mano lotion. What the hell, aš išeinu iš čia. Sausainių Dieve, dėl tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, amen. Sausainių Dievas geras. Labai sausainiai skanus. Sausainiai tokios skanus. Labas, Richardai. Tu nori lovą sudart. Gerai, kaip norėjau paklausti. Čia sausainiai? Sausainių pakiai? Richardai, aš norėjau paklausti, ar turi 100 eurų? Jo, Vilniau, aš 100 eurų. Aš turiu tau lygiai 100 eurų. Aš taip šitus sausainius nupirkau su 100 eurų. Ačiū, Richardai, išgelbėjai mano gyvybę. Aš tau atmokėsiu kažkokią dieną. Ir tikrai nupirksiu sausainių. Gerai, dabar paskambinsiu tam, pamiršau. Ponui Herkui ir galėsiu jam duoti 100 eurų. Gerai, Vilniau, girdėjai, kad mano paskambina ir sakyti, kad turi 100 eurų. Va čia yra 100 eurų. Gerai, tavo house payment yra užmokėta. Fuf.